Visos organų sistemos turi savo amžinę raidą, jos pradžioje susiformuoja, subręsta, tada išlaiko maksimalę savo veikimo amplitudę, o po to, sakykime, jau su amžiumi kažkoks kitoks tai ritmas įsivažiuoja, kokią tu beimsi, ar imsi raumenis, atramos sistemą, ar imsi kvėpavimą, ar širdį ir taip toliau. Neišimtis yra ir vyrų lytinė sistema, tai jos sveikata rūpintis privalu ir įmanoma lygiai taip pat kaip bendro kūno. Gausiai vartoti skysčių, racionaliai maitintis, turėti privalomą bent jau, sakykime, pagal normatyvus fizinį krūvį kažkokį, kuo mažiau sėdėti. Valandą pasėdėjus atsistoti, pavaikščioti, padaryti keletą pritūpimų tam, kad kūnas iš apatinės, veninis kraujas iš apatinės kūno dalies nutekėtų iš dubens į viršų, nes lėtinė dubens veninė stazė sukelia skausmus, gali sukelti ir lytinių organų sutrikimus. Fiziniai pratimai skirti apatiniai kūno daliai, ypač užpakaliniai kojų raumenų grupė arba sėdmenims, tai sakykime elementarūs pritūpimai, dubens kėlimas atsigulus, jie užtikrina ne tik tai, sakykime, geresnė kraujotaką arterinė, kada kraujas priplūsta į dubens organus, bet taip pat ir veninė, nes judesių metu yra treniruojamos abidvi šios kraujotakos sistemos. Tai turi tiesioginę poveikį į šių organų kraujotaką. Papildomai, sakykime, jau jeigu kreipiantis urologą ir matom, kad ten didėja prostata, tarkim, tai galima paskirti augalinės kilmės preparatus, kurie turi įrodytą savo mokslinį poveikį, kad jos vartojant ilgą laiką, tas prostatos augimas arba prostatos augimo padidėjimo sukelti šlapinimosi sutrikimai, jie gali kažkiek sumažėti arba fiksuotis tam tikram minimaliam lygiai.